Sveiki, jaučiai. Labai prašau mus palaikyti, spausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą, spausti stebėti Facebooką, į kurį dedu visą pagrindinę informaciją. O dabar, kas jūsų laukia, nuo 1 iki 7 balandžio. Ir pradedu nuo darbo. Taigi darbas yra tikrai stabilu, nebus kažkokių didelių kraštutinumų. Jau kurie turit darbą, tai jūs be kažkokių tai siurprizų taip ir dirbsite, ir nepervargsite. Tokiu rutininis tempas, labai gražus prognozuojamas rutininis tempas. Reiškia, labai palankus periodas užbaigti projektus, kuriuos jau esate pradėję. Dabar vidury savaitės labai palanku dar imtis kažkokio darbelio, nežiūrinti tai, kad šventės ateina, bet labai palanku tą darbelį pradėti ir tikrai nežiūrėkite, kad čia šventės, nes, žinot, šventės praeina greitai. Tai va, vienintelis perspėjimas darbe šią savaitę yra venk konfliktų, nes jaučiai bus linkę į sudirgimą. Tai va, ir būtent labai panašu, kad tie, kurie turi auksinę kantrybę, jiems tai atsipirks ir darbe nebus kažkokių nemalonumų, nesklandumų, nes matai, tą savaitę, ne savaitę, čia biškį daugiau, reiškia nuo 1 iki 7 imtinai, tai tie konfliktai gali paskui išvirsti į kažkokius tai negerus dalykus. Ilgalaikės problemas. Todėl, reiškia, prašau labai atkreipti tai dėmesį ir reiškia, džiaugtis savo rutininę veiklą ir kreiserinių greičių veikloje. Tai va, o dabar pinigai. Apie pinigus tai stabilumas, išliks geros pajamos, ypatingai tie, kurie dirbate savo, pastebėsite, kad pinigėliai po biškį kažkaip įkrenta į tą kišenę piniginę ir išsilaiko. Tai va, čia yra labai gera žinia. Negana to, pamatysite, kad nors po nelabai daug, bet vis tiek jų vis daugiau ir daugiau. Šį periodą perspėjimas yra neskolinti pinigų niekam. Padovanoti gali, mama prašo, pavyzdžiui, paskolinti 100 eurų, ar tenais brolis, ar ten artimas žmogus, padovanok, bet neskolink. Tai va čia irgi įdomiai labai. Dabar investicijų irgi negalima, kaip ir avinams jums daryti, iki pat gegužės mėnesio. Neinvestuokite, nes palaukite dar biškį, balandžio mėnesis dar nėra jums labai palankus. Tai va, ir labai palanku artimiausiais mėnesiais tuos pinigus, kuriais disponuojate, ar kuriuos net planuojate investuoti, reiškia visą tai susiplanuoti biudžetą arba kas po ko seka, reiškia pinigų valdymą susiplanuoti, kaip jūs juos skirstysit, srautą pinigų. Tai va, ir tai nesvarbu, ar turite milijoną, ar turite tik 100 eurų. Taigi dabar apie meilę. Stabilumas meilėje, šią savaitę didelio kraštutinumo nenusimato. Gali tiesiog jūsų artimieji, mylimieji prašyti daugiau dėmesio, tiesiog reikalauti net. Va, jeigu esate visiškai vienišas, tai gali apimti toks širdaskaudis, toks jaudulys, kad nebenoriu būti vienas. Ir tai yra labai gerai, nes galų gale gal pakelsite sėdimąją nuo sofos ir apsižvalgysite, gal sutiksite kokį žmogų. Galimas kažkoks atsiradimas žmogaus iš praeito gyvenimo, iš praeities. Kažkas gali ar paskambinti, ar ateiti, ar netikėtai sutikti tą žmogų gatvėje. Savaitgalis labai šiltas, labai malonus, santykių prasme šiltas ir labai taip jausit viens kitam šilumą, jokios ten kraštutinės aistros, bet šiluma, noras būti kartu ir tas didžiąja prasme meilės pojūtis. Dabar sveikata. Bendra savijauta visiškai gera, labai norėsit daug judėti. Ir jau, aš manau, jūs jau pajutote jau kelias savaitės, kad norisi daugiau judėti, kad nebesisėdi ant sofos, nebesisėdi prie televizoriaus ar prie kompiuterio, norisi eiti, bėgti ir kažką veikti. Tai reiškia, tai
tas judėjimas jums duos labai gerą sveikatą ir dar daugiau energijos. Dabar šventės artėja, žinote, kad jūsų skrandis yra pakankamai jautrus, todėl jūs turite nepersivalgyti, o rizika, kaip patys suprantate, yra didelė. Pirma Velykinis stalas, paskui povelykinis stalas, paskui ten naktiniai valgymai ir taip toliau. Taigi jums šią savaitę nepalanku ten prisivalgius torto eiti silkės ieškoti šaldytuvą ir atvirkščiai. Iš tikrųjų, savaitgalį jausitės visiškai gerai ir jeigu biški persivalgysite, tai nieko tokio, laisvinančių išgerkite ir bus viskas šauniai. Taigi, brangus jaučiai, būkite sveiki, laimingi, turtingi, gyvenkime visi taikoje ir nuostabių, prasmingų, gražių švenčių. Iki kito karto, ate.